Labas vakaras, mano vardas Dovilė, aš irgi po darbų atvažiavau dar padirbti. Tai pristatysiu aplikaciją Wishlist. Tai čia bus toks daiktas, leisintis lengvai, paprastai ir tvarkingai susidėti norimus daiktus iš visokių e-shopų į vieną vietą ir paskui aišku juos prisiminti. Tai va, komanda tai minimali, turim programuotoją dizainerį, tai aš dar žava žuvytę su baltas skiauterė, mane paėmė, nes prikišau idėją. Tai va, žodžiu, kaip ta idėja gimė. Pastebėjau, kad draugės mano ir aš, jeigu kažko ieškom ten batelių, tarkim, arba kokio blenderio ar dar kažko, tai būdavo, jeigu kažkas patinka, įsimetam į notepadą, žodžiu, pasirašom komentarą, kainą dar kažką, paskui, aišku, įsisakom, uždarom notepadą ir laukiam algos. Tada, kai gauni algą, vėl atsidarai notepadą ir žiūri, kur daugiausiai išmokų. Tada jau, ir paskui, bet, visi suprantam, kad notepadas tai jau yra atgyvenę. Tai žodžiu, bus toks dalykas, aš kalbu būtent apie šitą, ne apie programą. Jo, dėtis nuorodas iš šitą. Tai va, ir ką mes padarysim, tai bus labai patogus toks įrankis, turėti savo tą visą listą, įsimetus mygtuką į bookmarkų juostą naršykliai, va šitą add to wishlist ir benaršant, radus tos savo batelius ar dar kažką, tiesiog spaudi tą mygtuką, iššoks pop-upas, pasitvirtini, paskui ateini į tą wishlistą savo ir ten jau viską turi. Aišku, gali šėrintis, jeigu ten kažkokias dovanas susidėjai, kad tau kažkas padovanotų, arba gali tiesiog laikyti stulptai, kad niekas niekada nepamatytų, jeigu ten kažko žiauriai įdomus. Ir ko tu ieškai? Tai aš nežinau, man sakė dizaineris pasakyti, kad mes ieškom marketingisto, bet čia žiūriu, kad visi ieško, tai gali būti, kad nelabai ir gausi. Ačiū. Klausimų turbūt nebus.